Sveiki, ponai ir ponios. Sveikinamės iš mūsų kažkelinto, turbūt jau 5 podcast'o. Šitas pribrendo šiek tiek greičiau negu Anie, nes ir... turim daugiau laiko apie ką pakalbėti ir pribrendo kai kurie projektai, ties kuriais dirbom jau ilgesnį laiką, tai turėsim ką papasakot. Persikraustėm į savo naują studiją. Taip, jau turim. Dabar po kiekvieną kartą darysim kitam kabinetą, kol viską parodysim. Taip, po truputį savo naują ofisą ir parodysim. Aišku, ofisas ten pat, Medininkuose. Jeigu kažkas jau buvęs, tai atvažiuokit, pamatysit šiek tiek, kad esame atsinaujinę, fainesnėse patalpose. Bet dirbam taip pat, to pačiu kolektyvu, po truputį augam. Atsirado, nežinau, ar matėt, aišku, jau prieš pusę metų, bet Kauno Vilniaus naujas vadybininkas Rolandas. Jau atgarsiai atsiranda, jau skambina klientai. Na, kodėl ne tu skambini? Ne vienas skambina, sako, pas jūs toks dirba. Sako, galvoju, apsišaukėlis čia atvažiavo, kažkoks pasakas, sako, Žirgvytas, sako, aš pas mus kitas. Žiūri, ar ne konkurentų sabotažas? Jo, galimai. Pirmų dalykų, tai norėtume papasakoti apie svarbiausias žinias, tai apie 5 metų garantiją visiems padargam, kas yra įmanoma. Tai yra naujas mūsų produktas, kurį galim pasiūlyti visiems padargam, siejamosiom, mechaniniai technikai su automatika ir tas dalykas yra labai nebrangus. Greičiausiai sakytume, kad tie, kas jau turi mūsų technikas, gal jau ir nelabai jiem aktualu, kas įtikėję arba išbandė, bet čia gal būtų aktualu, kas visgi dar dvejoja dėl, kaip ten labai madinga sakyti, Lenkų kokybės. Tai jeigu 5 metų garantija, tai manau, čia ramiai gali mėgoti. Tai bet kuriai technikai šitą dalyką galima įsigyti, tai tiek iš mūsų įsigytai ir bet kuriai kitai su galiojančia gamintojo garantija. Garantiją galima prasitęsti iki 5 metų, tai ten, tarkim, turite 2 metus galiojančią garantiją, tai 3 metus dar galite įsigyti papildomai ir prasitęsti garantinį laikotarpį. Apima praktiškai viską, ką apimtų ir gamintojo garantija. Taip, tai turi būti, aišku, apima gedimus, kurie atsitinka ne dėl operatoriaus kalties. Taip, tai lygiai taip pat inžinierių žiūri, ar buvo atsitrenkta į stulpą, ar tas gedimas atsirado savaime, tai nežinau, ten sugedo skirstytuvas, daviklis, kompiuteris, rėmas skilo, kur neturėjo skilti. Tai visi tie įvykiai bus padengti. Čia yra draudimo produktas, lygiai taip pat kaip ir žmonės perka lengviem automobiliam su pratęsta garantija, tai nuo šiol galime tą dalyką pasiūlyti ir padargams. Tai vat, kas pirkė pas mus ir dar jums galioja ar Samaš technikai 2 metai, ar Agromašo metai, kreipkitės į savo regiono vadybininką, paskaičiuos kainą, nes kaina, kiek mes skaičiavom? Tai sunku pasakyti tas tikslumas, bet taip plius minus apie 10% kainos vertės gaunasi. Bet individualiai kažkaip ten skaičiavom, kad kai kuriem dalykam ir pigiau gaunasi, ten ko gero dar priklauso, ar tai yra daug besisukančių mechanizmų ar mažiau, ar labiau mechaninis daiktas. Bet ten labai nesunkiai greitai pasiskaičiuoja, tai čia užklausus vadybininko labai greit gausit atsakymą operatyviai. Tai 10% čia su sąlyga, jeigu garantiją metam ir tai gausi 5. 5, tai 4 metus nusipirkti papildomai kainuoja 10% padargo kainos. Tai pavyzdžiui, skutikas kainuoja, sakykim, BTC 50, plius minus 30 000. Tai už 33 turėti dar 4 metus garantijos. Tai jeigu perkant leasingų, tai iš vis nepajausi. Nepajausi ir taip čia nedideli kaštai. 33 ir viskas. Taip, nes tau viską apims, rėmą, cilindrus, ten daugiau nieko nėra. Nes visas kitas dylančios dalis. Tai bendrai paėmus už 3000, ir dabar pasilyginti, kiek tu atsarginių dalių gali nusipirkti už 3000. Tai vienas turbūt svarbesnių dar aspektų yra tai, kad kadangi tai yra garantija, tai užtenka tik tai paskambinti ir įforminti. Nes pačiam tai dalis gal ir gali nusipirkti, bet reikia dar turėti sąlygas, tarkim, tokį BTC skutiką įsiardyti, reikia turėti ir telferį, ir vietos, arba ant lauko žais, bet tai vis tiek jisai turi svorio, turi detalės, yra didelės, sunkios.
O čia turi viskas jau įskaičiuota į tą dalyką, tai reikia ir tai atsižvelgti. Taip, nes tas remontas jau, kaip sakai, patogesnis bus dar 4 metus į priekį po garantijas. Na ir dar svarbus dalykas paminėjimų yra tai, kad reikės neperžengti tos plaunos ribos tarp kasko ir garantijos. Lygiai taip pat kaip ir dabar, kai galioja gamintojo garantija. Na taip. Tai žmonės gal įsivaizduoja, kad viskas ten per garantiją galioja. Vienintelė sąlyga, dar reikia nepamiršti, kad kaip ten garantiniai remontai negali viršyti daiktų vertės. Taip, kadangi čia yra draudimo produktas, o ne gamintojo, tai daiktas apsidraudžia savo rinkos vertę. Tie patys, kaip pavyzdys, 30 000, tai per tą garantinį laikotarpį galėsite išnaudoti tos 30 000 ir nedaugiau. Bet kaip bebūtų, jeigu už 3 000 galėsi išnaudoti 30, tai jau būsi tikrai laimėjęs. Nežinau, dar negirdėjau, kad mūsų gamai kam nors prireiktų tokių remontų. Tai bet kokiam padarbui, kad tiek jį reikėtų remontuoti, tai turbūt mažai tikėtina. Bet, gerai, mechaninis toks daiktas kaip skutikas, tai gal ne, bet paim kokį purkštuvą. Jo. Ten ir pompa, skirstytuvai, kompiuteriai, purkštukai. Viskas tas jau susirinks į daug didesnės sumas. Taip, reikia, ar ten paimsi traktorius, tai irgi tos kainos biškai kitas. Su traktoriais tai nesu susidūręs, tu gal daugiau matei kažkada anksčiau, kokios buvo kainos ir draudimo pasiūlymai. Labai panašiai tos kainos. Panašiai? Labai panašiai tos kainos buvo, bet kažkaip aš nežinau. Aišku, visos šitos tendencijos ateina iš Europos, kaip mes sakom, aišku, mes irgi europiečiai, bet kaip sakom, vokiečiai, prancūzai labiau gal. Nes labai paprastai, pažiūrėk, kaip atėjo pas mus paslaugų sfera, tai prieš 10 metų sakytum, kad atlieku paslaugą, ir atlikinėk, kiekvienas turi savo kombainą ir kulą. Taip. Dabar pažiūrėk, kiek yra paslaugas teikiančių kompanijų. Ir didelės bendrovės tas paslaugas. Ir tos didelės bendrovės samdo ir tos kompanijos jau suprato apskritai, kad tai yra rinka gerokai platesnė negu Lietuva. Ir žiūrėk, pradeda kultrumūniją ir keliauja į šiaurę, po to grįžta vėl kukurūzų antrą bangą vėlgi ir važiuoja taip. Ir tas verslas, bet tai vokiečiai seniai jau taip dirba. Prancūzai, ypač kiek teko bendrauti su Samaša, tai sakė, labai daug tų drugelių parduoda būtent tiem, kas atlieka paslaugas, nes pas juos nieks ten neperka savo sąstato. Nes reikia vien šienapėje turėti neužtenka, reikia turėti ir ten arba vartytuvą, arba smulkintuvą. Tai yra tie, kas atlieka paslaugą nuo A iki Z. Tai tiem mažiem ūkiam, kur turi 10 galvijų, tai jam niekam neapsimoka. Sakė, kad ten ir dideli ūkiai, nes pavyzdžiui, taip, žiūrėk, gerai, tau reikia, tarkim, nupjauti 100 hektarų žolės kokios liucernos, tai ją reikia dėti tranšėje, tai reikia viso komplekto, tai iš kur įgauti, o čia tau atvažiuoja visas komplektas, operatyviai viską padaro ir išvažiuoja, viskas, tu ramus. Tai girdėjau dabar paskutinį kartą apie sėjos paslaugą, tai sakė, kad šiemet pabandėjau, kitąmet sakė, sės viską su paslauga, nes sako, per 2 paras pasėja, tai yra vienas purškimas, nes jeigu tu sėjai savaitę, tai tau ir purškimas turi. Po to jau įsilygina augalai, viskas tvarkoja, bet tu, pavyzdžiui, pirmieji purškimai, kai turi 5 dienoj nupurkšti, tai turi tą kiekį, kiek pasėjai per dieną realiai ir purkšti kasdien, tai tau įsitempia darbai, o taip tu turi per daug greičiau padarytą ir kokybiškiau. Tai... matai tą ūkį tokį Viderštatą kaip paslaugose, tai mažai kas nusipirks savo, niekaip neapsimoka. Taip, nes o ką su juo daryti, jeigu tokiam ūkį 2 dienom sėjos tik tai yra? Turėtų. Pas mus dar buvo ta tvarka, kad neturėsiu iš ko, bet viską turėsiu savo ir skolose, bet ta tvarka vakarietiška ateina pas mus ir grįžtant prie draudimo, tai ir ten žmonės priprato. Jeigu perka techniką, tai dažniausiai perka ten ne metam ir ne 2 ilgesniam laikotarpiui ir jau būna visom aplinkybėm apsidraudė tiek iš kasko pusės, tiek iš garantijos. Ir jis ramus žino, kad neturės jokių išlaidų. Sakykime, per 5 metus jau, kaip ten sakoma, visos lygos, kokios gali būti, jau visos išlys tam. Tai...
Ir po to užtat ir sako, kad va, atsivežiau iš vokiečių, tai va ten viskas labai gerai. Tai dėl to ir gerai, nes ten praktiškai vokietis visą laiką perka 5 metų garantiją. Ir šeimininkas tada nesuka savo galvos, Taip. nebūna įsvirintas, o ten stovi nauja originali dalis. Taip. Ir ten pasižiūrė, aišku, gal pas mus čia mažiau tas tokia yra, kad labai brangiai tos detalės kainuoja, bet kai pasiėmi brandinių, pavyzdžiui, padargų detalės, tai teko šiemet purkštuvų užkabinti darželį. Vienas užkabinimas 12 000. Tai matai, kiek draudimas nukentėjo. Net atsisakė drausti. Čia taip? Kita kompanija teko apsidrausti. Nu jo. Tai va, su šitais draudimais manau, kad atsiras košmaras lenkiškos technikos priešam, užkietėjusiam, kurie sako, kad lenkiškas prastas, jis bus išmetimui po 3 metų. Dažniausiai, kiek man teko matyti, tai tie ekspertai, tai nei tos technikos perka. Nei perka, nei pirko, nei pirks. Taip. Bet pasižiūrėsi, komentaruose visą laiką turi pasireikšti. Jo, ir jeigu stebi komentarus, dažniausiai tie patys komentuoja. Jo. Tai va, mėlyjei, kreipkitės į savo regiono vadybininką dėl pratęstos garantijos, nes čia yra ateitis. Aš manau, kad tas produktas išsivystys. Kalbam ir jau ir su kolegom kitais pardavėjais, tai manau, kad greitų metų šį produktą galėsite įsigyti tiesiog pas savo atstovą ten, kur pirkote techniką ir būsite ramus savo pasirinktam laikotarpiu. Dar pažymėkim, kad tai ne tik mūsų technikai, bet ir kitai technikai mes galim tą garantiją pasiūlyti. Taip. Nebūtinai mūsų produktas tai turi būti. Taip. Svarbu, kad būtų galiojanti gamintojo garantija. Taip. Būtent, tai pagalvokite, jeigu turite tą techniką su vis dar galiojančia garantija, tai už nedidelius pinigus galėsite. Jeigu turėjot daug problemų ir matot, kad jo garantija į pabaigą, tai galite išgelbėti situaciją. Jo, dažnai, žinai, kaip žmonės daro. Sako, bet žinai, kaip yra, kartais sako, vienam pasisekė, o kitam nepasisekė. Gedo. Ir ką, jam gedo per garantinį laikotarpį, jis jau bijodamas išlaidų, bando tos technikos atsikratyti po 2-3 metų. O čia yra užsienio produktas. Ne lietuviško draudimo. Dirbantis daug metų ir iš tikrųjų. Taip. Yra viskas. Reikia tik naudoti. Reikia naudoti, todėl kviečiam. Apie garantiją kol kas tiek žinių. Matysite dar srautą reklamos po truputį porcijom, kad apie save primint. Neseniai buvom Agrošou parodoje Lenkijoje. Tai tikriausiai matėte apžvalgas iš kelių stendų, kuriuose apsilankėm pas partnerius. Iš Agromašo stendo, tai pagrindinė naujiena buvo 6-metrė Aquila Drive. Nu taip, ir Foxas. Ir Fox skutikas. Foxą jie vis dar šlifavo iki šių metų parodos, tai jau netrukus mes gausim dėmenį, nes jau turėjom gauti iš tikrųjų pavasarį, bet gamintojas pasižiūrėjo, kad ten buvo kažkokių tokių vietų, dėl kurių dar negalėjo paleisti serijinės gamybos. Todėl jis užtruko, tai tikimės, kad dabar jau po sezono, bet atvažiuos pas mus. Tai dar ne po sezono, dargi gražus ruduo, dar buvo vasara gal. Gal ir bus, tikėkimės. Tai iš Agromašo stendo šiaip visi tokie daugmaž standartiniai modeliai, neturėjo kažkokių didelių naujienų, bet visi gamintojai naujienas saugo Agritechnikai. Va ten tai pamatysim. Ten irgi... Reikia akinius tamsintus nupirkti. Kai sublizgės viskas. Pamatysit, manau, kad tikrai naujienų iš mūsų atstovavimo gamintojų stendo. Ir Agromašo, ir Samašo. O grįžtant prie Agrošou, tai irgi yra ir apžvalga iš Samaš stendo. Samaš šiek tiek pasikeitė dizainas kai kurių modelių. Dabar greblys jau tas Z2. Visas eina atnaujintas. Iš naujienų, kas ten bus šoninė nauja šienapjovė, bet čia ko gero labiau į kitą parodą. Tai greičiausiai dar ten
Apie šitos ir tas greblis, bet tas greblis aš taip suprantu, kad pakeis ZADU 780. Taip, dabar ZADU 800, man atrodo. Taip. Tai padarė pagal naują konstrukciją, kaip 960, kur eina kardanai tiesiai iš reduktoriaus iš priekio į rotorius, kad būtų galima rekonstrukcija. Gali kelt po vieną rotorių ir neatsijunginėje besisukančius. Daugiausia naujienų tikriausiai pristatė Talex. Jo, Talex tikrai. Jie švenčia šiemet 35 metų jubiliejų ir ta proga jau driokstelė. 30 metų ruošiasi, toks jausmas, kad 30 metų ruošiasi tam jubiliejai. Na tikrai, nes daug metų turėjo tokius pastovius modelius, ten nieko naujo, diskinė ta optika. Jo, sakykime, toks buvo labiau mėgėjų klasės, o dabar jau palypo tikrai keliais laipteliais į viršų. Atsirado šienapjovė su centriniu pakabinimu, 2 rotorių centrinio grėbimo grėblys. Daug naujos komunalinės technikos, tokios ir mažesnės, kuri labai tinkama miestų priežiūrai. Šluotos kažkokios. Ne, šluotos nieko naujo nebuvo, mulčeriai kažkaip. Tas mulčeriukas šoninis buvo labai įdomus, mažas, skirtas 30 arklio galių traktoriams, kur išineša į šoną ir galima griovius pjauti ir pasikelti, toks vat, kaip jų RB200, arba ten Samašo visi tie KBRP modeliai. Tai kažko tokio iš kokybiškos technikos neturėjom pasiūloje, bet tai tikrai užpildys tą nišą. Ir iš naujienų iš Samašo, ne Samašo, Talexo galvoju, kas ten dar? Vartytuvas, gal ne? Greblys, centrinio grėbimo šienapjovė. Prikabinamas vartytuvas. Prikabinamas vartytuvas atsirado. Tai va, 3 tokios didesnės naujienos. Tai išsamei pasižiūrėkit mūsų YouTube kanale, Talex stand apžvalgoje. Ir paskutinė apžvalga buvo iš Agronos. Taip. Stendą irgi su jais jau truputį esam dirbę, ta technika neblogai save parodė. Jis skirta mažiem ir vidutiniam ūkiam. Tokia, gal ne premium segmento, bet labai geras kainos ir kokybės santykis. Taip. Ir kaip alternatyva Agromaš technikai, jeigu kažkam tikrai... Kam nepatinka raudona. Kam nepatinka raudona, ten bus speciali pilka serija mums pagaminta, nes tikriausiai matėte ir anksčiau, kad Agrona šiaip standartiškai eina savo tokios turkusinės spalvos, o Hegvita Agro Edition būna grafitinė tamsiai pilka. Tai kam tikrai aktuali kaina ir jeigu klientas turi ribotą biudžetą, tai Agrona, manau, kad bus pats tas viduriukas. Sakykime, Agronos yra didesnis, komplektacijos žirklės didesnis truputį, kur gali labai išpiginti, taip kaip čia kai kurie daro ir sako, kad čia tas pats. Taip. Ir gali praktiškai su tą kokybę praktiškai daryti iki Agromašo ir ta kaina labai tada supanašėja. Na taip, tu teisus, kad jeigu ten viską taip pat sustatai, atsižvelgiai į tokias detalės kaip stebulės, diskai, ten kitos komplektuojančios dalys, jis įrėmė į tą pačią kainą. Bet kai klientas vertina tik galutinę kainą, ir jie, tikrai ten, pavyzdžiui, turi 20 000 ir 25 jau per brangiai, tai ir perka pas konkurentus. Taip, tai, o nori pirkti pas mus, tai mes dabar galėsim, o mes neturėdavom ką pasiūlyti, dabar turėsim. Nenuvilsim nieko, nenuvilsim ne vieną. Jo, tai greitai atsiras tas asortimentas pas mus skelbimuose, pasiūloje, pardavėjai jau irgi pasiruošę tas komplektacijas jums paskaičiuoti, tad drąsiai kreipkitės, aišku, gal šiek tiek mes jau pavėlavome tą traukinį visų paramų. Bet metai iš metų kažkas čia naujo būna ir vis tiek žmonės ruošiasi. Ir nieko čia, kaip sakant, ateis kiti metai, ateis nauji reikalai. Taip. Ir agritechnika. Tai agritechnikoje būsim 4 dienas. Lapkričio 11 kviečiam į Samaš standą, kur dirbsim visą dieną. Su Samaš jau sutarėm, kad bus galima atsiimti ir kuponiuką savo, kas planuoja įsigyti rimtesnę techniką, technikos komplektą. Tai gali savo kelionę agritechniką apsimokėti ten. Taip. Tai jau galim netgi gal ir išduoti, kad bus 1000 eurų kuponai, nuolaidų kuponai, kuriuos galėsite panaudoti Samaš technikos įsigijimui. Sąlygas, tai ten jau vietoje aptarsime, jeigu tikrai susiplanuosite ir būsit parodoj, tai kviečiame lapkričio 11 dieną. Samaš standas bus halėje
27 stendo numeris F04. Samas žada didelės naujienas, ten mums truputį už užuolaidų kažką parodė, turbūt iš didžiųjų modelių gamos. Tai jeigu planuojat šienavimo technikos atsinaujinimus ir važiuosite agritechniką, tai Lauksim. Samas stendo nepraleiskit. Taip pat manau, kad kažkuria diena dar pabūsim ir Agromašo stende, tai irgi ten jūsų lauksim atvykstant ir pabendrauti dėl konkrečios technikos. Taip, jeigu sutiksit, tai... Pačiupkit už rankos Veslavą ir pakalbinkit, nepraeikit pro šalį. Turi dar ką papasakot? Ką ten papasakot? Ką čia daugiau pasakot? Nežinau. Tai viskas. Iki kito karto. Iki kitą kartą.